Sveiki, aš esu mokytoja Greta ir man labai smagu, kad esate pasiruošę kartu spręsti matematikos uždavinius. Jei patiks tai, ką matysite, paspauskite patinka ir parašykite komentarą. Tai padės ir kitiems rasti šios video bei mokytis kartu. O dabar pradėkime. Šiandienos tema darbo uždaviniai ir spręsime uždavinius, kuriuose yra minimas baseinas, čiaupas, vamzdis ir panašiai. Ir spręsime uždavinius iš kairėje pavaizduoto uždavinyno. Taigi pradėkime. Prieš pradėdami spręsti pirmąjį uždavinį pristatysiu formulę, kurią šiandien naudosime. Jums turbūt jau labai gerai yra žinoma greičio formulė, kad greitis yra atstumas padalintas iš laiko. Tai spręsdami darbo uždavinius mes naudosime labai panašią formulę, tik mūsų greitis vadinsis našumu, o mūsų atstumas virs atliktų darbu. Baseinų pripildyti per pirmąjį vamzdį reikia 9 valandomis daugiau laiko negu per pirmąjį ir antrąjį kartu ir 7 valandomis mažiau negu tik per antrąjį vamzdį. Ir mūsų klausia, per kiek valandų baseinas bus pripildytas per abu vamzdžius kartu. Sudėtinga tokia sąlyga, bet aš esu čia, kad jums padėčiau suprasti ir parodyčiau sistemą, kurią galim naudoti darbo uždaviniams spręsti. Taigi ta sistema yra pakankamai paprasta. Mes galime užsipildyti lentelę. Tai mūsų lentelė susidarys iš kelių dalių. Tai pradžiai kalbėsime apie pirmąjį vamzdį, tuomet apie antrąjį vamzdį ir apie pirmą ir antrą kartu, nes mes turim tokias 3 situacijas čia. Ir taip pat mes turėsim atliktą darbą, kuris yra žymimas A raidele, našumą, kuris žymimas D raidele ir laiką, kuris yra žymimas T raidele. Per pirmąjį vamzdį baseinui pripildyti reikia 9 valandomis daugiau laiko negu per pirmąjį ir antrąjį kartu. Tai jeigu aš tą pirmąjį vamzdį, nuo kurio ir prasideda kalba, pasižymiu X, tai tuomet per pirmąjį ir antrąjį kartu tas sugaištas laikas bus mažesnis, nes jie dirbs kartu, tai reiškia darbą padarys greičiau. Tai pirmojo ir antrojo vamzdžio laikas bus x minus 9. Tai čia pirma dalis. O antra dalis, kad per pirmąjį vamzdį tą baseiną jisai pripildo 7 valandomis mažiau negu tik per antrąjį vamzdį. Tai reiškia, kad tas mūsų pirmasis vamzdis yra greitesnis, o antrasis lėtesnis. Tai jeigu antrasis lėtesnis ir per 7 valandas, tai mums prie x reikia pridėti 7 ir gausime antrojo vamzdžio sugaištą laiką. Tai čia buvo sunkioji dalis. Ką pildyti ties atliktų darbu, tai visais atvejais tie vamzdžiai pripildo baseiną ir jisai būna pilnas, o atliktas darbas yra žymimas vienetu. Kaip užsipildo tas mūsų našumas, tai prisimenam formulę, kurią aš tai čia esu užrašius, kad darbo našumas yra darbas padalintas iš laiko. Tai pirmojo vamzdžio našumas yra 1 padalintas iš x, antrojo 1 padalintas iš x plus 7 ir trečiasis atvejis, kai tie vamzdžiai dirba kartu, tai bus 1 padalinta iš x minus 9. Tai turime užsipildę lentelę. Galime dabar pagalvoti, iš ko susidarysim lygtį. Tai lygtį sudarome iš našumų, sudėję vieno vamzdžio ir kito vamzdžio našumą, gauname jų abiejų kartu darbo našumą. Ir dabar belieka mums išspręsti lygtį. Tai čia turim trupmeninę lygtį ir ją spręsime pradžioje su
bendravardiklindami šitas dvi trupmenas, kurias turime kairėje lygybės pusėje. Tai man pirmai trupmenai iki bendro vardiklio trūksta x plus 7, o antrai trupmenai trūksta x. tą trečią trupmeną palieku kol kas ramybėje. Ir kai sudauginsime, tai mūsų bendras vardiklis bus x plus 7, o skaitiklyje turėsime x plus 7 plus x. Dešinę pusę kol kas paliekame ir nejudiname. Ir dabar galime naudotis proporcijos savybę, kurią štai čia ir užrašysiu. Jeigu turime štai tokį variantą, tai prisimename, kad mes galime kryžmai sudauginti ir tuomet nebeturėsime trupmenų. Tai bus a kart d tas pats, kas b kart c. Tai dabar naudodamėsi šitą savybę mes taip pat kryžmai ir sudauginsime ir atsikratysime trupmeninės lygties. Tai čia sutraukę panašiuosius narius gauname 2x plus 7 ir dauginame kryžmai iš x minus 9, nepamirštame skliaustelio, o kitoj lygybės pusėje x plus 7. Kadangi dauginame iš vieneto, tai to vieneto galime ir nerašyti. Ir dabar turime paprastą kvadratinę lygtį, taigi ją pradėsime spręsti nuo atskliaudimų. Jūs kaip visada sprendžiate žemyn, o man kaip visada pritrūksta vietos ir aš spręsiu į šoną. Taigi turime atskliausti, tai pasižymiu rodikles ir dauginu. 2x kart x yra 2x kvadratu, 2x kart minus 9 yra minus 18x, 7 kart x yra 7x, 7 kart minus 9 yra minus 63, x kart x kvadratu, x kart 7 plus 7x. Atsiskliaudėme, tada viską sukeliame į kairę pusę, taip kad dešinėje liktų tik tai 0 ir dabar galime sutraukti panašiuosius narius. Sutraukę panašiuosius narius gauname štai tokią kvadratinę lygtį ir ją sprendžiame diskriminanto pagalba. Skaičiuoju diskriminantą pagal formulę b kvadratu minus 4ac, tai minus 18 keliu kvadratu, minus 4 kart 1 kart minus 63 ir apskaičiavusi 576 ir aš visada išsitraukiu šaknį ir pasirašau skliausteliuose. Tai šaknis iš 576 yra 24 ir galime apsiskaičiuoti x-us, x1 ir x2 pagal formulę minus b plus minus šaknis iš d ir padalinu iš 2a. Tai minus b bus minus minus 18, tai lieka tik tai 18 plus minus šaknis iš 24 ir dalinu iš 2. Tai 18 plus 24 ir padalinta iš 2 gauname 21, o 18 minus 24 yra minus 6, o kai minus 6 padalinsiu iš 2 gausiu minus 3 ir mums tas neigiamas netinka, nes jisai yra neigiamas, o laikas sugaištas negali būti neigiamas. Tai va, tai gavome x ir prisimenam, kad mūsų x tai buvo pirmojo vamzdžio sugaištas laikas, o mūsų klausė, per kiek valandų baseinas bus pripildytas per abu vamzdžius kartu. Tai per abu vamzdžius kartu yra x minus 9, tai mums belieka iš 21 atimti 9 ir gauti 12. Ir štai yra atsakymas, kad tie vamzdžiai dirbdami kartu
sugaišta 12 valandų, tai atsakymas yra 12 valandų. Judame toliau. Antrasis uždavinys, taip pat apie baseiną. Tai pasakyta, kad atsukus 2 čiaupus baseinas pripildomas vandens per 2 valandas 55 minutes. Vėl spręsime pildydami lentelę ir aš iš karto galiu ir užsipildyti trečiąjį scenarijų, kai abudu vamzdžiai dirba kartu, tai jie baseiną pripildo per 2 valandas 55 minutes. Ir pasakyta, kad pirmuoju čiaupu baseinas pripildomas 2 valandomis greičiau negu antruoju. Tai jeigu aš pirmą pasižymiu x, tai tada antras bus x plus 2, nes tas antrasis dirba lėčiau. Ir klausia, per kiek valandų baseinas pripildomas kiekvienu čiaupu atskirai. Tai darbas bus atliktas tas pats, visas darbas žymimas vienetu. Ir vėl aš tuos našumus galiu pasižymėti. Tai pirmasis našumas bus 1 padalintas iš x, o antrasis bus 1 padalintas iš x plus 2, o trečiasis našumas tai yra pirmasis ir antrasis sudėjus kartu, nes jie dirba kartu, tai jeigu aš juos kartu abudu tuos našumus sudedu, tai gaunu tą trečiąjį našumą. Ir dabar iš ko susidarysime lygtį, tai mes naudosimės formulę, to našumo formulę, kad mūsų atliktas darbas yra našumas kart laikas. Tai tai toks šiek tiek kitoks požiūris į lygties susidarimą, nes visada yra 105 sprendimo būdai, tai dabar bandysim kitaip tą lygtį susidaryti iš tos lentelės. Tai mums dabar tik tai reikia tą laiko formatą susitvarkyti, nes 2 valandos 55 minutės tikrai nėra 2 sveiki 55 šimtosios. Mums reikia normaliai pasiversti tas 2 valandas ir 55 minutės. Tai čia yra tas pats, kas 2 sveiki ir 55 šešiasdešimtosios. Ir norėdami išsireikšti per trupmeną, tai aš 2 dauginu iš 60 ir pridedu 55, o vardiklis lieka tas pats. Ir atlikę veiksmus, 2 kart 60 yra 120, dar pridedu 55, gaunu 175 šešiasdešimtąsias. Tai čia mūsų yra laikas, tai mums dabar reikia tą našumą, o mūsų našumas yra 1 dalintas iš x plus 1 padalintas iš x plus 2, mes turime padauginti iš laiko, o sugaištas laikas yra taip pat trupmena, kurią ką tik pasidarėme, ir tą našumą padauginę iš laiko mes gauname atliktą darbą. Taigi spręsime štai tokią lygtį. Pasidariau savo šiek tiek vietos, tai pirmiausia, mums reikėtų atsiskliausti, tai susipaišau rodiklytes ir atsiskliaudžiam, tai gaunam, kad 1 kart x kart šitą trupmeną plus 1 padalintas iš plus 2 kart šitą trupmeną lygu 1. Atliekame veiksmus. Susibendravardiklinkime tas trupmenas, tai čia man trūksta x plus 2, čia trūksta x. Vėlgi atlikime veiksmus. Ir ką pastebime, kad 1 padalinus iš kito, skaitiklį padalinus iš vardiklio gauname 1, tai čia tas pats, kas būtų 4/4 ir sakytumėm, kad tai yra 1, tai reiškia mūsų skaitiklis yra lygus vardikliui ir mes galime tiesiog prisilyginti tą skaitiklį vardikliui ir tikrai nepadarysime klaidos. Tai mūsų vardiklis yra štai toks.
skaitiklis yra štai toks. Ir jau galiu sutraukti panašiuosius narius, nes 175x plus 175x yra 350x. Susilyginau, galiu čia atsiskliausti. Ir keliu viską į vieną pusę, nes turime paprastą kvadratinį lygtį ir pas mane dešiniai turi likti tik tai 0. Dar kartą sutraukiame panašiuosius narius. Pastebime, kad visi skaičiai dalinasi iš 10, tai galime susimažinti tuos skaičius, viską padalinus iš 10. Ir sprendžiame lygtį jau su diskriminantu. Apsiskaičiavę gauname 1369. Ištraukiame šaknį, gauname 37, aš pasirašau skliausteliuose iš karto ir galime ieškoti x-ų. Tai pirmąjį x-ą, kai skaičiuoju, gaunu 5, antruoju atveju gaunu neigiamą skaičių, jisai man netinka, nes laikas negali būti neigiamas, tai galim grįžti prie sąlygos, čia gavome x5. Tai grįžtame prie sąlygos ir žiūrime, ko mūsų klausia, tai per kiek valandų baseinas pripildomas kiekvienu čiaupu. Tai x gavome 5 ir žinome, kad antrasis laikas yra apsiskaičiuojamas prie x pridedant 2. Tai prie 5 pridėsiu 2 ir gausiu 7 valandas. Ir nepamirštu atsakymą užrašyti, kad per 5 valandas ir per 7 valandas yra pripildomas tas baseinas. Ir paskutinis šiandienos uždavinys skamba taip, kad iš pirmojo čiaupo per 1 minutę išbėga 6 litrais mažiau vandens negu iš antrojo. Ir klausia, kiek litrų vandens per 1 minutę išbėga iš pirmojo čiaupo, jei žinoma, kad 360 litrų tūrio indas atsukus vieną pirmąjį čiaupą prisipildo vandens 10 minučių lėčiau negu atsukus vieną antrąjį čiaupą. Tai pradėkim nuo lengviausios dalies, gal atlikto darbo. Tai atliktas darbas yra 360 litrų pripildytas indas. Tada našumas yra pasakytas, kad iš pirmojo to čiaupo išbėga 6 litrais mažiau vandens negu iš antrojo. Ir mūsų tas našumas bus litrai per minutę. Litrai per minutę. Tai pasakyta, kad tas pirmasis dirba lėčiau, iš jo išbėga mažiau vandens, tai jo našumas bus x, o tada antrojo atitinkamai bus x plus 6. Ir tuomet pagal formulę galim užsipildyti tą laiko grafą. Tai laikas yra darbas padalintas iš našumo, tai atliktas darbas 360, o našumas yra x ir atitinkamai antruoju atveju 360 padalinta iš x plus 6. Ir dabar formulę mes užsirašysim per paskutinį tą sakinį, kad yra žinoma, kad tas indas atsukus vieną į pirmąjį čiaupą vandens prisipildo per 10 minučių lėčiau negu per antrąjį. Tai jeigu mes iš pirmo, kuris to laiko,
kuris yra didesnis skaičius, nes jisai dirba lėčiau. Atimsim antrąjį laiką, tą greitesnį laiką, trumpiau, kur užtrunka, nes jisai daugiau išpila to vandens per minutę, tai gausime skirtumą 10 minučių. Ir susidarėme štai tokią lygtį. Tai kaip jas spręsim, vėlgi pirmiausiai susibendravardiklinsim, tai man čia trūksta x + 6, čia trūksta x, ir mūsų bendras vardiklis bus x + 6, 10 virs į 10 pirmųjų, o čia belieka atlikti veiksmus, tai 360x, 2160 ir minus 360x. Iš karto matome, kad šitie skaičiai mums susiprastins, nes tiek pat minus tiek pat yra 0. Tai gauname čia štai tokią situaciją ir vėl naudojamės pagrindinę proporcijos savybę kryžmai sudauginsim. Tai kryžmai sudauginę gaunam x + 6 kart 10, o kitoj pusėje 2160 kart 1, tai mums tas 1 nieko nepakeičia. Tai turėsim dabar atskliausti, tai gaunam 10x² plus 60x minus 2160 lygu 0. Skaičiuojam diskriminantą, gaunam 90 000. Čia irgi galėjom dalinti iš 10, bet aš jau nepadalinau, tai atgal nebegrįšiu, bet būtų buvę mažesni skaičiai. Tai šaknis tikrai traukiasi, gaunam 300, beliko apsiskaičiuoti x-us. Tai gauname 12 ir antras skaičius neigiamas mums netinka. Ir mūsų klausia, kiek litrų vandens per 1 minutę išbėga iš pirmojo čiaupo. Tai mūsų klausia tik apie pirmąjį čiaupą ir mes tą našumą pasižymėjom x-u. Tai mūsų atsakymas yra 12 litrų. 12 litrų per minutę išbėga iš to pirmojo čiaupo. Ačiū, kad žiūrėjot. Klausimų ir idėjų kitoms pamokoms lauksiu komentaruose. Jei norite privačios pamokos su manimi, parašykite L paštu. Iki.